Obecnie, drodzy braterstwo, wspólnie zastanowimy się nad pewną przypowieścią naszego Pana. Taigi pirmiausia, dabar apsvarstysime mūsų viešpaties palyginimą, Która to przypowieść była w dawnych czasach, w dawnych i współczesnych czasach źle zrozumiana przez wielu ludzi. Taigi tas palyginimas daugeliu žmonių buvo ir dabar yra blogai suprantamas. A podstawą do tego naszego tematu Taigi pagrindas mūsų temai bus to słowa zapisane w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, Taigi pagrindas bus Mato Evangelija, 19 skyrius, od 16 wiersza do 22. nuo 16 iki 22 eilutės. Mato 19 nuo 16 iki 21. O, 22, ar? Tak. Iki 22. Štai vienas prie jo priėjęs klausė: Gerasis mokytojau, ką gero turiu daryti, kad turėčiau amžiną gyvenimą? Jis jam atsakė: kodėl vadini mane geru? Ne vieno nėra gero, tik vienas Dievas. O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Tas paklausė: kokių? Jėzus atsakė: nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk. Gerbk savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį. Jaunuolis jam tarė: viso to laikausi nuo savo jaunystės, ko dar man trūksta? Jėzus atsakė: jeigu nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Zatytułowałem ten temat Życie wieczne, jak je zdobyć. Taigi pavadinau temą Amžinas gyvenimas, kaip jį pasiekti. Wielu chrześcijan, a nawet wielu nauczycieli religijnych Daug krikščionių ir daug religinių mokytojų rozumiało tą przypowieść dosłownie i w różny sposób pozbywali się swoich majątności. Taigi daugelis suprato šį palyginimą raidiškai ir daugelis pardavė savo turtus. I tworzyli takie różne wspólnoty. Ir darė tokias bendrijas, sąjungas, Towarzystwa, draugijas. związali się w jakieś różne zakony. Tai ėjo į vienuolynus Takich ubogich naśladowców Chrystusa. ir norėjo parodyti tokius neturtingus Jėzaus pasekėjus. Żeby tu takich wymienić jak Waldensi, Valdensi, Karmelici karmelitai, czy Franciszkanie, pranciškonai no i wielu takich innych podobnych związków. ir daug kitų tokių galbūt judėjimo ar religinių tokių grupių. Ktoś może zapytać, na jakiej podstawie twierdzimy, że te słowa naszego Pana są przypowieści. Ir mes galime paklausti, o iš ko mes suprantame, kad šitie Jėzaus pasakyti žodžiai yra palyginimas netiesiogiai, A nie nauką Jezusa wskazującą, jak zdobyć życie wieczne. o ne mokinimas Jėzaus, kaip pasiekti amžiną gyvenimą. A więc podstawą, że to jest przypowieść, Pagrindas to galvojimo, kad tai yra palyginimas, wskazuje to, że Jezus rozmawia z młodym człowiekiem, pirmiausia, tai yra tai, kad Jėzus kalba su jaunu žmogumi, który nie był jego uczniem, kuris nebuvo jo mokinys, lecz jednym z ludu, bet vienas iš žmonių. a wiemy, że Pan, gdy był na ziemi, to nie nauczał ludu wprost. Taigi, bet Jėzus, kada buvo ant žemės, jis nemokino žmonėms tiesiogiai, Ale przez przypowieści i niejasne wypowiedzi. bet per palyginimus ir neaiškius pasakymus. Także nawet często jego uczniowie Taigi, todėl ir jo mokiniai
nie zawsze rozumieli, co do nich mówił. Ne visada suprato, ką Jėzus jiems sakė. A potem dopiero wyjaśniał im podaną przypowieść. O po to Jėzus išaiškino jiems duotą palyginimą. Tak jak to mamy zapisane w Ewangelii Marka, 4 rozdziale. Kaip Morkaus 4 skyrius, 4 rozdział, 11 i 12 wiersz. 11-12 eilutė. Jis atsakė, jums duota suprasti Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais, kad jie regėtų, bet nematytų, girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nuodėmės nebūtų jiems atleistos. Do tego nasz Pan używał podobieństwa w swoich naukach, Todėl mūsų viešpats savo mokinimuose naudoja palyginimus, ponieważ wiedział, że nie wszyscy byli gotowi przyjąć takiej nauki. nes žinojo, kad ne visi priims Jėzaus tą mokinimą I stać się naśladowcami naszego Pana. ir kad jie taps Jėzaus mokiniais, pasakėjais. Również powodem tego było to, że Jego przyjście, Todėl jo ateimas, Jego pierwsze przyjście tu na ziemię todėl jo tas pirmas ateimas ant žemės nie było w celu nawrócenia całego Izraela, nebuvo tuo tikslu, kad atversti visą Izraelį, a tym bardziej całego świata. o to labiau visą pasaulį. Lecz Jego celem było złożenie ceny okupu, Bet jo tikslas buvo atiduoti atpirkimo kainą, išpirkos kainą za cały rodzaj ludzki už žmoniją i wybór odpowiednich sług do swojego królestwa. ir išrinkimas tam tikrų tarnų savo karalystėje, Jako antytypiczne nasienie Abrahamowe. kaip antitipinė Abraomo sėkla. O czym mamy zapisane w pierwszej Mojżeszowej, w Taigi tai 22 rozdziale, wierszu 18. pradžios 22:18 apie tai yra užrašyta. W tym zawartym przymierzu z Abrahamem Taigi tame sandoroje, toje sudarytos sandoroje su Abraomu, Bóg mówi właśnie o takim nasieniu Abrahamowym, taigi Dievas sako apie būtent Abraomui. które będzie błogosławić od 22 rozdział, wiersz 18. Taigi pradžios 22:18. Ir tavo palikuonėse bus palaimintos visos žemės tautos, nes dėl to, kad paklausai mano balso. Wracając do tej przypowieści, drodzy braterstwo, Taigi grįždami prie to palyginimo, brangieji, to tym młodzieńcem prawdopodobnie był Łazarz. taigi tas jaunuolis gali būti, kad buvo Lozorius. Brat Marty i Marii, Brolis Mortos ir Marijos. rodzina ta była bardzo majętna Ta šeima buvo labai turtinga i w tamtych czasach nasz Pan często gościł w tej rodzinie. ir mūsų viešpats dažnai ten lankėsi toje šeimoje. A że oni byli bogaci, to świadczy właśnie czyn Marii, jaki ona wykonała. Taigi, o tai, kad ta šeima buvo turtinga, tai parodė, kuo Marija, kokį darbą atlieko, ką užsiėmė. Jaki to czyn uczyniła wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kokį į poelgį atliko viešpačios atžvilgiu. Tak jak to mamy zapisane w Ewangelii Jana, Jono Evangelija, w 12 rozdziale, 12 skyrius, a wierszu 3. 3 eilutė. Wszyscy sobie przypominamy, co Maria uczyniła, Atsimename, ką Marija padarė. ale przeczytajmy ten wiersz. Perskaitome Jono 12:3. Paėmusi svarą labai brangaus tepalo iš gryno nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namuose pasklido tepalo kvapas. Taki gest to tylko ktoś mógł bogaty pozwolić sobie, ażeby to uczynić. Tokį darbą galėjo tik atlikti tas, kuris buvo turtingas, tokį gestą.
Wiemy, że jak byśmy czytali dalej, to Judasz przy tej okazji przypomniał Marii, Taigi, kai skaitytume toliau, tai Judas tose aplinkybėse priminė Marijai wcześniejszą naukę naszego Pana ankstesnį mokinimą mūsų viešpatės, o majętności i rozdaniu ubogim. kad turtą reikia išdalinti vargšams. Rozdaniu sprzedania majętności i rozdania ubogim. Kad tą turtą reikia parduoti ir išdalinti vargšams. Jednak widzimy, że nasz Pan pochwalił Marię za ten szlachetny gest, jaki ona uczyniła. Bet mūsų viešpats pagyrė Mariją už tokį nuoširdų darbą, kurį atliko Marija. Nasz Pan bardzo miłował tą rodzinę. Mūsų viešpats labai mylėjo šią šeimą. Tak jak to jest powiedziane w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, a wierszu 5. Jono Evangelija 11:5 apie tai rašo: Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. I również okazał taką szczególne uczucie miłości Ir parodė tokį meilės jausmą temu młodemu człowiekowi, tam jaunam žmogui, jaunuoliui, o którym tu właśnie w tej przypowieści zwróciliśmy uwagę na niego. kur apie jį kalbėjome. Tak jak to jest powiedziane w Ewangelii Marka Kaip apie tai rašoma Morkaus Evangelija, w 10 rozdziale, wierszu 21. Morkaus 10:21 skaitome. Jėzus pažvelgęs į jį pamilo ir tarė: Vieno dalyko tau trūksta. Eik, parduok visą, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik, paimk kryžių ir sek paskui mane. Możemy, drodzy braterstwo, powiedzieć, Galime brangiai pasakyti, że odpowiedź Jezusa na pytanie tego młodego człowieka Jėzaus atsakymas į to jaunuolio klausimą była niedokończona, buvo nepabaigtas atsakymas, bo ten człowiek dalej nie słuchał, co będzie Pan miał do powiedzenia, ale odszedł. Taigi tas jaunuolis toliau nebeklausė, ką norėjo Jėzus pasakyti, bet pasitraukė, išėjo. Tam jest powiedziane, odszedł smutny, Jis nuėjo nuliūdęs, gdyż jego serce było zbyt przywiązane do majętności, jaką posiadał. nes jo širdis buvo labai prisirišusi prie to turto, kurį jis turėjo. Czyli nie był przygotowany do ofiarowania wszystkiego, co posiadał. Nebuvo pasiruošęs aukoti viso to, ką turėjo. I gdyby jego serce było gotowe do przyjęcia, do wypełniania tego wszystkiego, co Pan mu powiedział, Jeigu jo širdis būtų pasiruošusi priimti visą, ką Jėzus jam pasakė i co miał mu jeszcze do powiedzenia, ir ką norėjo toliau dar pasakyti, to na pewno by powiedział tai be abejo pasakytų mniej więcej takie słowa. Moglibyśmy maždaug, powiedzieć: galima sakyti, tokius žodžius. Mistrzu, jestem gotowy wszystko zrobić, Taigi, mokytojau, esu pasiruošęs viską padaryti, ale nie rozumiem, czy faktycznie wszystko mam sprzedać, bet faktiškai nelabai suprantu, iš tikrųjų, ar tikrai aš viską turiu parduoti i rozdać ubogim. ir išdalinti vargšams. Proszę, wyjaśnij mi tą sprawę, Prašau išaiškinti man šį reikalą. ale widzimy, że on nie zwrócił się do Pana w tej sprawie, Bet tas jaunuolis nesikreipė jo tokiu klausimu į jį, tylko odszedł smutny. bet nuėjo nuliūdęs. I nasuwa się pytanie, Ir tada kyla klausimas, czy polecenie naszego Pana należy rozumieć dosłownie, ar mūsų viešpatės šį palyginimą turime suprasti tiesiogiai. w rzeczywistości, drodzy braterstwo, tylko część poleceń Taigi be abejo, brangiai, tik tai dalis tų nurodymų, przykazań i napomnień nurodymų ir priminimų podanych w Piśmie Świętym paduotų šventam rašte
Może i powinno być dosłownie rozumiane, Turi būti arba turėtų būti tiesiogiai suprantama. jak i również powinno być przez nas wypełniane. Ir mūsų atliekama tas dalykas. Na przykład takie jak dekalog 10 przykazań, Pavyzdžiui, dekalogas 10 įsakymų nurodė, 10 įsakymų. chociaż Įstatymų. on był podany narodowi izraelskiemu, Nors jis buvo duotas Izraelio tautai, to jednak nasz Pan streścił te 10 przykazań w dwóch, bet mūsų viešpats tuo 10 įsakymų sutraukė į 2. i te właśnie ten dekalog powinniśmy my wypełniać. Ir tą dekalogą, tą įstatymą sutrauktai 2 turime vykdyti. Również powinniśmy się zastosować do innych napomnień naszego Pana, Taip pat turime pritaikyti mūsų gyvenime ir kitus priminimus mūsų jak i viešpatės również apostołów, ir apaštalų, dotyczące życia osób, które poczyniły śluby z tego poświęcenia. liečiančių tos asmenis, kurie padarė pasišventimo įžadus, Poświęcenia się na służbę Bogu. pasišventimo Dievo tarnybai. Lecz znaczna część takich przypowieści czy innych wypowiedzi Bet, jasnych, bet dalis tų palyginimų neaiškių, kurias Jėzus pasakė, powinna być rozumiana w symbolicznym znaczeniu. turi būti suprasta simbolinė prasme. Powinna być wyjaśniona i harmonijna Turi būti išaiškinama, kad gautųsi ta harmonija, przez inne świadectwa Pisma Świętego sulyginus su kitomis švento rašto eilutėmis oraz wypełniona w głębszym znaczeniu. ir turi būti įvykdoma gilesnėje prasmėje. Gdyż, drodzy braterstwo, taka czasami tak dosłowna interpretacja Jeigu, brangieji, jeigu paimsime tą tiesioginę interpretaciją, tiesioginį išaiškinimą, to są dużo sprzeczne, dużo takiej sprzeczności jest tai būtų daug prieštaravimų, neaiškumų. i byśmy mogli powiedzieć, że prowadzi do takich absurdów. Ir galbūt nuvestų iki tam tikrų absurdų. Na przykład gdybyśmy dosłownie przyjęli słowa z Ewangelii Mateusza 29 rozdziału, a wiersza 30. Jeigu mes, pavyzdžiui, tiesioginiai bandytume suprasti Mato Evangeliją, 29 Mateusz, 29, 30 wiersz. Mateusz. būtų 28 jest. Coś pomyliłem. 28. Jest tam mowa, drodzy braterstwo, o tym, że na przykład gdycie Może oko Marka. wyłubie, czy rękę, To można tak. tak. Jest tam powiedziane, drodzy Yra ten braterstwo, pasakyta, kad oku, tak. o oku, jeżeli cię Jeigu piktina tavo akis, išlupk ją. O jeigu, mówi, żebyśmy nie wyłupali, taigi išlupk tą akį, nes tau geriau be vienos akies įeiti į Dievo karalystę. Są też inne przypadki, gdzie na przykład też mówi o ręce czy nodze, też powinniśmy usunąć. Taigi, kur apie akis ir ranką, kur būtų galima geriau, kad akis ir ranką, jeigu tau piktina, taip pat nukirsk ją. To wtedy byłoby, że takie królestwo naszego Pana Taigi, jeigu taip tiesiogiai mes tą palyginimą priimtume, tai mūsų viešpatės karalystė składałoby się z takich różnych inwalidów, susidarytų iš tokių invalidų z takich kaleków. ir tokių invalidų, kurie ten be rankos, be akies.
Natomiast interpretacja Biblii nie powinna być okrywana takim płaszczem tajemnicy. Bet Biblijos interpretacija neturi būti uždengiama tokia paslapties šydų. Tajemnice biblijne Biblinės paslaptys są dwóch rodzajów. yra dviejų rūšių. Dla pewnych osób to jest takich, którzy są mądrymi we własnej ocenie, Taigi tie, kurie galbūt yra išmintingi savo supratime, czyli nie mają wiary w Boga, neturi tikėjimo Dievu. nie wierzą w Jego Słowo. Mateuša 5:29. To może przeczytam. A to może przeczytam. Taigi ten prieš tai buvo Mato 5:29, 29:30. Tak. Mateuša 5:29:30. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Jei tavo dešinioji ranka skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kaip visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Dziękuję za znalezienie tego tekstu, który mi jeszcze zawieruszył. Taigi ta eilutė, kur prieš tai ieškojame. Tak jak wspomnieliśmy drodzy, o tym, że te dwa rodzaje tajemnic biblijnych są przedstawione w Biblii. Taigi tos dvi dalys tos paslapties yra pateiktos Biblijai. Pierwsza, przypomnę, że dotyczy tych, którzy są sami u siebie mądrymi. Taigi pirmiausia liečia tuos, kurie yra savyje, patys galvoja, kad jie yra protingi. No, takie samoocenie. Savo vertinime, jie save laiko labai protingais. Oni nie wierzą w Boga, nie wierzą w Jego Słowo. Jie netiki Dievu, netiki Jo žodžiu. I nie uznają Biblii jako boskiego objawienia. Ir nepriima Biblijos kaip Dievo apreiškimo. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, Apaštalas Paulius w pierwszym liście do Koryntian, 1 Korintiečiams, w drugim rozdziale, 2 skyrius, od wiersza 6 do 8 mówi tak. nuo 6 iki 8 eilutės sako taip. Tiesa, tarp subrendusių mes skelbiame išmintį, tačiau tai išmintis ne šio pasaulio ir ne šio pasaulio valdovų, kurie pranyks. Mes skelbiame paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas nuo amžių paskyrė mums išaukštinti. Właśnie co apostoł Paweł mówi, komu jest głoszone Słowo Boże. Taigi, čia ir aiškinama, apaštalas aiškina, kam yra skelbiamas Dievo žodis. Ale jest i drugi rodzaj tajemnicy, Bet antra dalis tos paslapties yra, które te tajemnice były zakryte od wieków, kad tos paslaptys buvo nuo amžių uždengtos, zakryte do pewnego czasu zamierzonego przez Boga. iki tam tikro laiko Dievo numatyto laiko. Na przykład jak czytamy tajemnicę dotyczącą Kościoła Pavyzdžiui, paslaptis liečianti Kristaus bažnyčią. w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, Taigi, Kolosiečiams 1 skyrius, pierwszy rozdział 26 i 27 wiersz. 26-27 eilutės. Ta paslapti, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Jo šventiesiems. Albo inna tajemnica, Arba kita paslaptis, zaślepienie Izraela, Izraelio apakimas, o czym apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian žydams apaštalas Paulius aiškina, w 11 rozdziale, a wierszu 25. žydams 11:25,
Rzymlian. Rzymian. Tai romiečiams, atsiprašau, romiečiams 11:25. Aš nenoriu, broliai, palikti jūs nežinioje dėl šios paslapties, kad jūs per aukštai apie save nemanytumėte. Dalis Izraelio užkietėjo, kol įeis pagonių visuma. Albo też jest mowa o innej tajemnicy nieprawości. Arba yra kalbama apie kitą paslaptį neteisybės. O czym też nam mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan. Antras Tesalonikiečiams. Apaštalas Paulius aiškina. Drugi rozdział, wiersz 7. Antras Tesalonikiečiams. Antras skyrius 7 eilutė. Nedorybės paslaptis jau veikia, kol bus patrauktas tas, kas jį sulaiko. Mamy też tajemnicę, która już jest nam znana również. Tajemnica dotycząca 7 gwiazd. Taigi ir dar kita yra paslaptis, kurią mes žinome, 7 žvaigždžių paslaptis. Gdzie mamy o tym powiedziane w Księdze Objawienia. Apreiškimo knyga, W pierwszym rozdziale, 1 skyrius, a wierszu 20. 20 eilutė. Štai 7 žvaigždžių, kurias matei mano dešinėje, ir 7 aukso žibintuvų paslaptis. 7 žvaigždės tai 7 bažnyčių angelai, o 7 žibintuvai, kuriuos matei, tai 7 bažnyčios. Czy też tajemnicę o Babilonie. Taigi taip pat dar yra paslaptis apie Babiloną. Gdzie w Objawieniu 17 rozdziale, a wierszu 5. czytamy o tym. Apreiškimo 17:5. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas – paslaptis, didžioji Babelė, ištvirkelių ir žemės šlykštybių motina. I są to, drodzy braterstwo, tajemnice, które będą albo i są już objawione. Ir taip pat yra paslaptys, kurios jau yra apreikštos. I dlatego, drodzy braterstwo, możemy powiedzieć, że w Biblii nie ma tajemnic wiecznie zakrytych. Taigi turime pasakyti, brangiai, Biblijoje nėra paslapčių, kurios bus amžinai uždengtos. Które nigdy nie miałyby być objawione. Kurios niekada neturėtų būti apreikštos. W proroctwie Amosa, Amoso pranašystė, w 3 rozdziale i w 7 wierszu. Amoso, Amos 3 rozdział. Amoso 3, 3 I 7 wiersz. Amoso 3 skyrius 7 eilutė. Tikrai viešpats Dievas nieko nedaro neapreiškęs savo paslapties savo tarnams pranašams. Również słowa naszego Pana, które mamy zapisane w Ewangelii Mateusza. Taip pat ir mūsų viešpatės žodžiai, kurie užrašyti Mato Evangelijoje. 10 rozdział, a wiersz 26. 10 skyrius, 26 eilutė. Taigi nebijokite jų, nes nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. I widzimy tu wyraźnie, jest powiedziane, Taigi čia matome aiškiai, kad yra pasakyta, że we właściwym czasie wszystko zostanie objawione. kad tinkamu metu viskas bus apreikšta. Tą przypowieść, drodzy braterstwo, którą na wstępie zacytowaliśmy, tą palyginimą, kur pradžioje mes citavome, należy wyjaśnić innymi świadectwami i naukami naszego Pana. Reikia išaiškinti kitais išaiškinimais ir palyginimais mūsų viešpatės.
I ten werset zacytowany na wstępie, Ir ta eilutė mato 19, kur mes skaitėme pradžioje. w którym czytaliśmy: sprzedaj majętność twoją i rozdaj ubogim. Parduok savo turtą ir išdalink vargšams. Natomiast w Ewangelii Łukasza 18 rozdziale, Tačiau Luko Evangelija 18 skyrius, a w wierszu 22, o 22 eilutėje. Luko 18:22. Tai išgirdęs Jėzus jam tarė: tau trūksta vieno dalyko. Parduok visą, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane. jest tu wyraźnie powiedziane tak dosłownie, Čia tiesiogiai yra pasakyta, bez jakiegokolwiek wątpienia: be jokio tokio aiškinimo. sprzedaj wszystko, co masz Parduok viską, ką turi i rozdaj ubogim. ir išdalink vargšams. Gdyby drodzy braterstwo te słowa rozumieć dosłownie Jeigu mes tuos žodžius suprastume tiesiogiai i wypełnić to, jaki byłby tego skutek, ir tai išpildytume tiesioginę prasme, załóżmy na przykład, drodzy braterstwo, że ktoś sprzedaje swoją majętność za 1000 euro. pavyzdžiui, kažkas parduoda savo turtą už 1000 eurų. Rozdaje 1000 ubogim, Išdalina tūkstančiui vargšų, no, te zarobione pieniądze, tuos uždirbtus pinigus iš pardavimo. to można powiedzieć, że byłaby to znaczna, ale niewielka pomoc. Tai būtų gal tokia nemaža, bet nedidelė pagalba, Która na pewno byłaby w różny sposób zużyta. kuri būtų įvairių būdų panaudota. Jedni by kupili coś z odzieży, Vieni gal nupirktų drabužių, inni by kupili jakąś żywność, kiti gal kažkokio maisto nupirktų, a jeszcze inni by przeznaczyli te pieniądze w alkohol, o dar kiti tuos pinigus panaudotų nusipirkdami alkoholio też w narkotyki, arba narkotikus, lub w jakiś inny sposób straciliby te pieniądze, arba kitokiu būdu išleistų tuos pinigus, co nie zmieniłoby zasadniczo ich ubogiego stanu. ir tai visai nepakeistų jų jų tokio gyvenimo būdo kaip vargšai. Natomiast to grono ubogich osób Tačiau tų vargšų žmonių būrys powiększyłoby się jeszcze o jednego ubogiego. padidėtų dar vienu vargšu žmogumi. Być może bardziej ubogiego niż ci pozostali. Galbūt jis būtų labiau neturtingas ir vargšas negu kiti vargšai. Gdyby tak postąpił ktoś, Jeigu kažkas taip pasielgtų, na przykład kto ma rodzinę jeigu kas nors turi šeimą i wypełniłby to przykazanie, żeby sprzedał swoją majętność, ir išpildytų tą palyginimą, kad parduotų visą savo turtą, to by przestąpił inne przykazanie. tai tokiu būdu peržengtų kitą nurodymą. No, czyli brak troski o swoich najbliższych, o rodzinę. Jis nesirūpintų savo artimaisiais. Tak jak to apostoł Paweł mówi Kaip apaštalas Paulius sako, w pierwszym liście do Tymoteusza, pirmas laiškas Timotiejui, w 5 rozdziale, 5 skyrius, a 8 wierszu. 8 eilutė. Jeigu kas neaprūpina savųjų, o ypač savo namiškių, tas yra paneigęs tikėjimą ir blogesnis už netikintį. Nie miałby starania o swoich najbliższych, Jis neturėtų rūpesčio apie savo artimuosius, więc przekroczyłby to przykazanie. peržengtų šį nurodymą tada. Albo inne takie, drodzy braterstwo, aby nie umrzeć z głodu, Arba musiałby kita- coś pożyczyć. Arba
toliau, jeigu kad jis nenumirtų iš bado, jis turėtų kažkieno tai iš kažko tai pasiskolinti. Apostoł Paweł w liście do Rzymian O apaštalas Paulius Romiečiams w 13 rozdziale, 13 skyriuje, a w wierszu 8 o 8 eilutėj skaitome: niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Czyli nie mamy być nikomu nic winni, więc nie pożyczajmy też i pieniędzy na swoje utrzymanie. Taigi niekam nebūkite skolingi, vadinasi, nesiskolinkime pinigų, kad galėtume išsilaikyti, pavalgyti. Bo może zdarzyć się, że nie będziemy mieli w jaki sposób mu oddać. Nes gali vėliau taip atsitikti, kad neturėsime kuo jam atiduoti. Czy też powinniśmy żebrać? Ar mes turime elgetauti? Gdyby tak było, to byłoby brakiem rozsądku. Jeigu tai būtume, tai būtų trūkumas blaivaus mąstymo. Gdybyśmy właśnie w ten sposób postąpili i sprzedali wszystko to, co mamy. Jeigu mes taip pasielgtume, viską parduotume, po to eitume elgetauti I rozdali tym ubogim. ir išdalintume vargšams. Nikt, drodzy braterstwo, z uczniów naszego Pana Niekas, brangieji, iš mokinių mūsų viešpaties na pewno nie rozumiał tego dosłownie. Nesuprato tai tiesiogiai. Apostoł Jan, jeden z umiłowanych uczniów naszego Pana, Apaštalas Jonas, vienas iš numylėtų Jėzaus mokinių, na pewno miał dom, be abejo turėjo namus, a Jezus nie polecił mu, aby sprzedał ten swój dom, o Jėzus nepasakė jam, kad parduok savo namus, a pieniądze, żeby rozdał ubogim. o pinigus išdalink vargšams. Gdyby tak było, Jeigu tai būtų buvę, to by Jezus przed swoją samą śmiercią tada Jėzus prieš pat savo mirtį nie zwróciłby się do Niego nesikreiptų į jį, w ten sposób, jak czytamy to w Ewangelii Jana kaip tai skaitome Jono Evangeliją. w 19 rozdziale, 19 skyrius, a wierszu 27. 27 eilutė. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Gdyby nie miał możliwości, to by nie mógł się zaopiekować matką naszego Pana. Jeigu jis neturėtų galimybių, tai jis negalėtų pasirūpinti mūsų viešpatės žemišką motiną. Pismo Święte, drodzy braterstwo, zawiera piękne i logiczne nauki. Taigi šventas raštas turi puikias ir logiškus mokinimus. Tak doktrynalne, jak i etyczne. Doktrinalinius ir etinius. Ale te nauki muszą być dobrze zrozumiane Bet tie mokinimai turi būti gerai suprantami i w praktyczny sposób zastosowane. ir praktiškų būdų pritaikomi. One są umieszczone w typach, przypowieściach, Taigi tie paaiškinimai yra tipuose, palyginimuose, w różnych alegoriach alegorijose oraz w niejasnych wyrażeniach przez Jezusa i apostołów. ir neaiškiuose pasakymuose Jėzaus ir apaštalų. I które te przypowieści, te typiczne znaczenia Taigi tie palyginimai turi tipinę ir reikšmę, powinny być przeprowadzone w poważnym studiowaniu ir tos paaiškinimus turime išaiškinti giliai tyrinėdami, studijuodami i w przygotowaniu swoich serc do zrozumienia i przyjęcia tych nauk. Taigi ir paruošdami savo širdis, kad galėtume priimti tuos mokinimus. W drugim liście do Tymoteusza, Antras laiškas Timotiejui, w 15 rozdziale, antras drugi rozdział, 15 wiersz, przepraszam. Antras Timotiejaus, antras skyrius, 15 eilutė. Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamų darbininkų, neturičių
ko gėdytis, tiksliai pateikiančių tiesos žodį. Albo w 1 Tymoteusza 4,16 czytamy. 1 Timotiejų 4,16 taip pat skaitome. Žiūrėk savęs ir mokymo, būk pastovus tai darydamas, tai išgelbėsi save ir savo klausytojus. Widzimy tu apostoł Paweł napomina i mówi: staraj się i pilnuj samego siebie. Taigi apaštalas Paulius Timotiejų perspėja, žiūrėk savęs ir mokymo. Apostoł tu zachęca tymi słowami, Apaštalas čia ragina šiais žodžiais, aby okazać się prawdziwymi chrześcijanami, kad pasirodytume tinkami krikščionys, w nauczaniu również innych ze świata. mokydami kitus iš pasaulio. Najważniejsze organy naszego organizmu są umieszczone wewnątrz naszych ciał. Taigi patys svarbiausi organai mūsų organizmo įtvirtinti arba pastatyti yra mūsų kūno viduje. Na przykład możemy tu zwrócić uwagę na orzecha włoskiego. Pavyzdžiui, galime žiūrėti graikišką riešutą, Jego smaczne nasiono skanų riešutą, kuris yra viduje už kevalo. jest pokryte 2, a nawet 3 takimi łupinami. Taigi yra uždengta tokia, net po 2, po 3 tokiam plevelėm. Ale żeby się dostać, to trzeba się trochę postarać, Taigi, kad tai pasiekti, turime stengtis tam, aby wydobyć to ziarno. kad gauti tą riešutą. Podobnie i prawda biblijna Panašiai ir biblinė tiesa nie leży na wierzchu, nėra viršuje, paviršiuje. w takim literalnym znaczeniu, Toje tokioje raidinėje prasmėje, lecz aby zrozumieć jej właściwą treść bet kad galėtume suprasti jo tą gilę reikšmę i wyciągnąć właściwe z niej lekcje i wnioski, ir kad gauti tinkamas išvadas ir pasiekti suprasti tinkamą reikšmę, należy dobrze rozważyć jej nauki i polecenia, reikia gerai apsvarstyti jos mokinimus ir nurodymus, przez co będziemy zbudowani duchowo. ir tokiu būdu mes būsime dvasiškai sustiprinti. Podobnie jest, drodzy braterstwo, z tą również przypowieścią. Ir panašiai yra su šiuo palyginimu. Należy ją odpowiednio jakby to rozłupać, Taigi tą palyginimą reikia tinkamai išlukštenti, aby wydobyć z niej właściwą i logiczną naukę. kad iš jos išimti tinkamą ir logišką mokinimą. Ten młodzieniec interesował się, jak zdobyć życie wieczne. Tas jaunuolis domėjosi, kaip gauti amžiną gyvenimą. Lecz dziś, drodzy braterstwo, mało jest takich młodych osób, Bet šiuo metu yra mažai tokių jaunų asmenų, którzy by się właśnie interesowali takimi rzeczami. kurie domėtųsi tokiais dalykais. Ten młodzieniec albo Łazarz Tas jaunuolis arba Lozorius zwrócił się do naszego Pana kreipėsi į mūsų viešpatį, słowami: nauczycielu dobry. Gerasis mokytojau kreipėsi. W tamtych czasach, podobnie jak i dziś, Tuo metu, panašiai kaip ir dabar, było i jest wielu nauczycieli złych, buvo ir yra daug blogų, piktų mokytojų, napędzających różnym strachem, gąsdinančių įvairiais būdais, w celu właśnie wyciągnięcia jakichś korzyści majątkowej od tych osób. taigi norėdami gauti iš tų asmenų kažkokią tai naudą. A Jezus co odpowiedział? O Jėzus ką pasakė? Nikt nie jest dobrym, tylko ten jeden Bóg. Ne vienas nėra geras, tik vienas Dievas. Oznacza to, że wszystko pochodzi od Boga. On jest źródłem każdego dobrego daru. Ir čia parodo, kad Dievas yra visų gerų dalykų davėjas. Tak jak to apostoł Jakub mówi w 1 rozdziale, a wierszu 17. Kaip Jokūbas sako, 1 skyrius 18 eilutė.
Pierwszy rozdział, wiersz 17. Jokūbo 1,18. Savo valia jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmieji vaisiai. Wracając, drodzy braterstwo, do tej przypowieści, Atsiprašau, 17, tak veš. 17 dar perskaitysiu, nes kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių. Nužengia nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra permainų, ne šešėlio keitimosi. wracając, drodzy braterstwo, do tej przypowieści, Grįždami dabar prie šio palyginimo, gdyby ten młodzieniec nie odszedł jeigu tas jaunuolis nepasitrauktų, neišeitų i dalej słuchał, co nasz Pan ma do powiedzenia w tej sprawie, ir toliau klausytų, ką viešpats nori pasakyti šiuo klausimu, to być może Pan by mu powiedział, tai galbūt mūsų viešpats jam pasakytų: jak znasz prawo zakonu, jeigu žinai įstatymo nurodymus, to jesteś przygotowany do uznania swej niemożności zdobycia. tai esi tada paruoštas, kad gali pripažinti ir tai, kad tu nesugebėsi pilnai visko. Zdobycia życia wiecznego przez uczynki zakonu. Kad sugebėsi per įstatymo laikymasi pasiekti amžiną gyvenimą. Również byś poznał we mnie Mesjasza, Ir kad manyje galėtum pažinti Mesiją. a ja ci przedstawiam drogę zbawienia O aš tau pateiksiu išgelbimo planą. Przez poświęcenie się i poświęcenie wszystkiego, co posiadasz Bogu. Per pašventimą visko, ką turi Dievui. Zakon, drodzy braterstwo, tym, którzy by go wypełnili, Taigi įstatymas tiems, kurie jį įvykdytų, dawał taką obietnicę ziemskiej pomyślności. Duotų tokį pažadą žemiško palaiminimo. A Jezus przedstawił tu zupełnie inną drogę. O Jėzus čia pateikė visai kitą kelią. Polecił pozbycia się wszystkich materialnych korzyści Kad atsisakytume visų kūniškų dalykų i bogactw za otrzymanie życia wiecznego. ir turtų, kad galėtume gauti amžiną gyvenimą. Apostoł Jakub w 2 rozdziale, a wierszu 5 Apaštalas Jokūbas, 2 skyrius, 2 rozdział, wiersz 5. ir 5 eilutė. Paklausykite, mano mylimieji broliai, ar Dievas neišsirinko pasaulio vargšų, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir paveldėtų karalystę pažadėtą jį mylintiems. Apostoł Jakub zwraca się do współbraci, Taigi čia apaštalas kreipiasi į brolius, do wybranych, į išrinktuosius, którzy przez ofiarowanie i spodzenie z Ducha Świętego kurie per pasišventimą ir pradėjimą iš šventosios dvasios staną się właśnie dziedzicami Królestwa wraz z naszym Panem. taps karalystės paveldėtojais kartu su mūsų viešpačiu. I zaczną z Nim królować nad ziemią Ir pradės karaliauti su jo žemėje, w celu doprowadzenia ludzkości do doskonałości, atvedant žmoniją iki tobulumo, do harmonii z Bogiem. iki harmonijos su Dievu. Ale wracając, drodzy braterstwo, jeszcze do tej przypowieści, Bet dar grįždami prie šio palyginimo, to główną treścią jej jest bet kad pagrindinė prasmė to yra, jest miłość do Boga z całego serca, myśli i siły. I duszy. meilė Dievui iš visos širdies, proto, sielos ir jėgų. Tak jak to jest powiedziane w tym dekalogu streszczonym przez naszego Pana, Taip kaip yra pasakyta tame 10 įsakymų. w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, wierszu 37. Mato Evangelija Mateušo, Mateusz 22, a wiersz 37. Mato 22:37. 37. Jėzus jam atsakė: mylėk viešpatį savo Dievą visą savo širdimi, visą savo sielą ir visų savo protų.
Czyli jest to samo, tą samą treścią, co w dekalogu podanym przez Boga narodowi izraelskiemu. Taigi čia yra tas pats, kas 10 Dievo įsakymų paduoto Izraelio tautai. Gdzie mamy w 5 Mojżeszowej zapisane te słowa w 6 rozdziale, a wierszu 5. Taigi pakartoto įstatymas 6.5 ten yra. Neskaitysime, nes trūksta laiko. Jest tam również powtórzone te słowa, które tutaj ewangelista Mateusz zapisał. Apie tai, ką evangelistas Matas apie tai užrašė. Miłość do Boga, do braterstwa powinna przewyższać wszystkie inne zamiłowania i rzeczy. Meilė Dievui turėtų viršyti visą kitą meilę kitiems dalykams. Podobną myśl mamy podaną w Księdze Przypowieści Salomona. Taigi Saliamono patarlių knygoje taip pat yra apie tai pasakyta. W 23 rozdziale, a wierszu 26. 23 skyrius 26 eilutė. Patarlio 23-26. Mano sūnau, duok man savo širdį ir stebėk mano kelius. Literalne serce, drodzy braterstwo, składa się z 4 części. Taigi kūniška širdis susideda iš 4 dalių. Z 2 przedsionków i 2 komór. Taigi į 4 dalis padalinta iš 2 prieširdžiai ir taigi 4 dalis širdies. Podobnie symboliczne duchowe serce Panašiai ir dvasinė širdis. składa się ze sfery myśli Taigi susideda iš minčių srities, i uczuć jausmų srities, oraz ze sfery woli i zalet charakteru. iš valios srities ir charakterio dorybių. Czytaliśmy słowa, że oddaj wszystko, co masz. Taigi skaitėme, atiduok viską, ką turi. Czyli wszystko, co wypływa z duchowego serca. Viską atiduok, kas išeina iš dvasinės širdies. Apostoł Paweł w liście do Rzymian Taigi apaštalas Paulius Romiečiams w 12 rozdziale, a wierszu 1, wszystkim nam znany ten tekst bardzo dobrze. Romiečiams 12.1. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Jest to prośba apostoła Pawła Tai yra prašymas apaštalo Pauliaus do takiego właśnie poświęcenia się. tokiam pasišventimui. Na tej drodze poświęcenia, drodzy braterstwo, Tame pasišventimo kelyje, brangieji, są wyższe wymagania, yra aukštesni reikalavimai. jest potrzeba poświęcenia całego swego czasu, Reikia pašvęsti visą savo laiką, swojego dochodu, visą savo turtą, savo lėšas, przez rozsądne i wierne wypełnienie swych obowiązków, per išmintingą atlikimą savo įsipareigojimų. tak wypełniając, jakbyśmy to czynili dla Boga. Taip darydami, liktai darytume tai Dievui. Przez taką wierną służbę Bogu, Per tokį ištikimą tarnavimą Dievui naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ir Jėzui Kristui, wierną służbę prawdzie i braciom. ištikimą tarnavimą tiesai ir broliams. I to powinno być wykonywane z czystego serca. Ir tai turi būti atliekama iš švarios širdies. I to jest właśnie to poświęcenie. Būtent tai yra tas pasišventimas. I to poświęcenie jest niezmienne. Ir tas pasišventimas yra reikalingas. Takie było poświęcenie dla klasy Kościoła Toks pasišventimas buvo Kristaus bažnyčiai podczas wysokiego powołania. aukštojo pašaukimo metu. I takie poświęcenie jest obecnie również Ir toks pasišventimas yra dabar dla nas, mums,
abyśmy byli oddani Bogu we wszystkich naszych dążeniach. Taigi, kad mes atiduotume viską Dievui mūsų ketinimuose ir planuose. Bóg, drodzy braterstwo, nie żąda, abyśmy przeznaczyli nasze majątności Dievas nereikalauja, kad mes skirtume savo turtą na cele charytatywne, taigi, labdaros tikslams, ale żebyśmy je używali w rozumnej służbie w naszym poświęceniu. bet kad tai panaudotume išmintingoje tarnyboje, mūsų išmintingoje tarnyboje viešpačiui. I możemy tu na koniec zacytować słowa Į pabaigai mes galime pacituoti žodžius. z pierwszego listu do Koryntian, Pirmas Korintiečiams. 4 rozdziału, Pirmas Korintiečiams, 4 skyrius, a wiersz 2. 2 eilutė. O iš tvarkytojų reikalaujama, kad būtų ištikimi. Czyli, drodzy braterstwo, od szafarzy wymaga się, Taigi iš tvarkytojų reikalaujama, aby byli właśnie wiernymi w tym szafarstwie, kad būtume ištikimi tais prižiūrėtojais, które nam Pan powierzył. Tų turtų, kuriuos viešpats mums davė. A myśmy to wszystko, co posiadamy, O mes visą, ką turime, poświęciliśmy Bogu pašventėme Dievui i Pan nam dał to z powrotem jako szafarstwo nasze. ir mūsų viešpats tai atidavė mums atgal kaip prievaizdams. I gdy z tego szafarstwa się rozliczymy, Ir kada jau reikės atsiskaityti už mūsų tą prižiūrėjimą kaip prievaizdų, Pan udzieli nam tej nagrody viešpats suteiks mums tą apdovanojimą życia wiecznego w królestwie Jego Syna. Amžinojo karalystėje jo sūnaus. I tego, drodzy braterstwo, wam z całego serca życzę, jak i również sam pragnę. Ir to iš viso širdies jums linkiu ir pas asmeniškai trokštu. Dziękuję za uwagę. Dėkoju už dėmesį. Amen.